Galim? Jo. Tai man tai turbūt laukia bene didžiausias išbandymas šią vasarą, kol kas žvelgiate draugiškas rungtynės, ar ne? Greičiausiai taip, nes nors ir Australai, ir Suomija buvo neblogų sudėčių, bet gal jie dar nebuvo tą žaidimą savo ištobulinę taip gerai ir manau, kad dabar atėjo ta stadija, kai jau artėja čempionatas ir visi šlifuoja visi geriau ir geriau, tai šitas turnyras su stipriom komandom parodys, kaip mes esam patys pasiruošę, manau, kokiam lygiui. Aišku, norisi laimėti, bet vis dėlto dar tai nieko oficialaus ir pagrindinis dėmesys savo žaidimui. Patį kol kas treneris ribojo ir leisdavo žaisti po 15-16 minučių. Šitam turnyre daugiau ketini praleisti laiko aikštelėje? Nežinau, ką aš ketinu, tai gal daug ką aš ketinu, ką treneris galvoja, matysim. Nežinau, apie tai kol kas nekalbėjom, nors jisai sakė, kad po truputėlį vis duos daugiau ir daugiau, bet matysim, čia nežinau, ne mano reikalas čia spręsti. Kaip pats galvojat, kiek reikia rungtynių sužaisti, kad formą optimalią pasiekti dabar? Komandai? Ne, pačiam, po traumos. Sunku pasakyti, aš kiekvieną dieną iš tikrųjų jaučiuosi vis geriau ir geriau, nors dar yra tokių dalykų, kurie man nežymiai, bet jaučiu, kad dar nesu pilnai atsistatęs, bet aikštelė jaučiuosi gerai, jau nežinau, čia neprimastysi, aš kaip galvoju, kad esu sveikas ir per daug apie tai nemastau, kas bus, kiek čia reikia, o stengiuosi padėti taip, kad tas komandos mechanizmas veiktų vis geriau. Man tai ir vakar audringai žiūrėjot pusfinalį jaunučių? Aišku, mes turėjom treniruotę, tai tik tai rungtynių pačią pabaigą matėm, kur aišku buvo ir įdomiausia, Rūbinį neėjom iš treniruotės, o dar dabaigėm žiūrėti, tai aišku, smagu, kad yra gera pamaina, kad visos jaunimo rinktinės pasirodo gerai, tai čia dar vienas tas dalykas, dėl ko Lietuvos krepšinis turbūt niekad ir nemirs. Žaidėjams turbūt linksmiau dirbti, kai jaunimas žengia Tai iš paskos. Nežinau, linksmiau, nelinksmiau, tiesiog dirbi ir tiek.